vienkiemis. Kėdainių rajone. Einame į vidų. Nu va, kaip atrodo troba. Va, čia koridorius. O toks. Tada va čia va yra vienas didelis kambarys. Viskas nulupta, paruošta remontui. Kaip aš darau, tai metalinę tvorą prišaudau, galima seną, galima naują nusipirkti ir drebiam moliu. Molis su žvyru, su mišinis. Viena dalis molio ir dvi dalis smėlio arba žvyro. Ir labai gerai izoliuoja šilumą ir apsaugo rąstus nuo puvimo. Tai va, tai toks didelis kambarys. Aš kaip suprantu, čia gal buvo 2 kambariai. Čia, va, kaip matau, buvusi siena yra. Čia mažesnis kambariukas buvo. Čia buvo didesnis, bet čia jau buvo paruošta remontui, kaip suprantu. Einam toliau. Čia turi būti krosnis. Va. Išardyta viskas, paruošta, vienu žodžiu, statyti krosnį. Sienelė yra, tai pasistačius krosnį galima va prijungti iš karto, kad eitų į sienelę viskas. Sienelė įšyla. Apdailą šitą tinką galima nulupti lauk, apsimoliuoti, uždėjus tinklelį ir puikiai šildys šitą sienelę. Langai mediniai va tokie. Va, vaizdas laukai. Ką, einam į 2 aukštą pažiūrėti. Va, 2 aukštas atrodo šitaip. Buvę seniau skiedros, ant viršaus uždėtas šiferis yra. Tai va, ten langas, kaip suprantu, kiauras. Nu va, toks va stovis. Kur čia dar nueiti, kur dar nebuvome. Čia va kažkoks taip. O. Šiandien įvairių striukės. Kažkoks sandėliukas. Taip atrodo vienkiemis.